Sveiki, mergičkos ir bachuriukai. Aš duodu jums didelį riebų bazarą, kad šis filmas labai patiks. Airijau, tik kalbėti negražu, negarbinga. Štai žiūrovai, teisingai ir gražiai suformuotas sakinys. Vaikinai ir merginos, prižadu, kad šią filmą tikite sužavėti. Gerim vyram gerai, gera gerit. Gerim vyram gerai, gera gerit. O mielas daktarė padėk, man šitą trauką. Ai, kaip skauda, ai. Kame reikalas, kas tau skauda? Visų pirma, ne kame reikalas, o kas nutiko. Man nuo tokių žodžių tik dar blogiau. Tai kame esmė, kum tau skauda? Aš dar kartą kartoju tau, ne kame esmė, o kokia esmė. Ir ne kun tau skauda, o kur tau skauda. Ai, mano pilvas. Tai tame reikalas. Iškart reikėjo sakyti, kad tau pilvukas skauda. Skaitau, kad tau reikia kreiptis pas gydytoją. Neskaitau, o manau, ir ne pas gydytoją, o į gydytoją. Matyt, dėl to ne šekuts buvo laba. Ne kūdas, o liesas. Matyt, pervargau. Visas gėlės padovanosiu, dainam gyvenimą. Sveikas, gal jau ką nors sugalvojai padovanoti mamytį mamos dienos proga? Tai žinoma, nupirkau gėles ir jos mėgstamiausius saldainius. Ji jausis labai laimingai. O, matyt, esi labai turtingas, kad nupirkai visas pasaulio gėles ir visus pasaulio saldainius. Oi, atsiprašau, turėjau omenyje, kad nupirkau gėlių ir saldainių. Tai taip ir reikėjo iš karto sakyti. Kitą kartą tos klaidos nebepadarysiu. Žalioj stotelėje žvelgiu į... Atsiprašau, gal žinote, kur artimiausia parduotuvė yra? Taip, ne kitoje, o dar sekančioje stotelėje išlikus po kairę randasi aibė. Randasi, kaip suprasti? Jos dar nėra? O gal norėjote pasakyti, kad ne kitoje, o dar kitoje stotelėje yra parduotuvė aibė? Taip, tą ir turėjau omenyje. Atsiprašau labai. Geros jums dienos. Viso gero. Ralio karvytis, ralio, aš karvytam žalės jam. Nuėjau. Klausau, Lukai. Matai vakar kaip per teliką važiavo Arijus Tonkus. Taip, mačiau, tačiau kiek aš tau galiu kartoti? Ne teliką, o televizorių. Atsiprašau, matai vakar kaip per televizorių važiavo Arijus Tonkus. Mačiau, jis laimėjo pačią pirmą vietą lenktynėse, tai tikrai labai nuostabu. O ten Arijus? Ten rimtai Arijus. Einam, tu nusifotkink. Tu nusifotkink. Arijau, davai tam selfie. Leisčiau, bet išmok kalbėti lietuviškai taisyklingai. Ne davai, o nagi. Ne selfiuko, o nuotrauka. Gerai, atsiprašau, Arijau. Galima daryti tik nuotrauką kartu. Gerai, taip ir greitai, nestovėjai. Gerai. Super. Ne super, o liuks. Gerai. Gavai? Jo. Lukai, tau reikia išmokti kalbėti lietuviškai, man dėl tavęs gėda. Bomba trippi troppi, troppa trippa, tre topi trotterella, tung sahur. Armandai, kaip man skaniai šiandien skrolinasi tiktokas. Ar tu gali kalbėti taisyklingai lietuviškai? Neskrolinasi, o naršau internete. Na gerai, bet žinai, ką tu man primeni? Šiandieną lietuvių mokytoja man davė crazy užduotį. Ir vėl to, ne crazy, o beprotiška arba keista. Nu gerai, beprotiška ar keista, bet užduotis tokia. Ji man liepia visą dieną kalbėti taisyklingą lietuvių kalbą. Na ir kas čia sunkaus, tiesiog kalbi taip, kaip reikia. Nu, paprasta tau atrodo, tai pabandyk gal. Gerai, bet jeigu pasakysiu nors vieną netaisyklingą lietuvišką žodį, tu man skolingas 10 eurų. Dylas.
Na va, pralaimėjai, dabar tu man skolingas 10 eurų. Raczej bałabu, skojene. Lukas stovi, žiūrėk. Koks dar Lukas? Kas tas? Nu tas Lukas, kur medžiai tą lapą dainuoja. Neprisimeni? Čia tas pats? Taip, einam nuotrauką paprašyti. Reikliu. Lukai, čia tu? Medžiai be lapų. Galim nuotrauką kartu? Medžiai be lapų. Ei, bet palauk, o tai kas manos kortų nušaus? Žiūrėk, bakurėlis eina, paprašykim. Klausyk, bakuriukas, tu gali mane su hebrytė nušaut prie Luko? Nežinau, ar jums visiems kulkų užteks. Ramiai, Palauk, ramiai. padėk tą ginklą ant žemės. Mes tik nufotografuoti paprašėm. Taip ir reikėjo sakyti, nenušauti, o nufotografuoti. Ne hebra, o draugus. Gerai, atsiprašau. Nu, pažiūrėkit, ar tiks? Super, puikiai. Gerai, ačiū tau. Sveikas, Martynai, kaip tavo gerbuvys? Po nelaimės, per kurią susižeidei koją. Sveikas, ačiū, kad pasiteiravai, bet ne garbuvys, o savijauta. Ar gavai Gmailą. mano linkėjimus greičiau pasveikti? Ne, negavau, bet kalbi netaisyklingai. Ne į Gmailą, o į elektroninį paštą. Atleisk, atsiųsiu tau tuomet į čatą. Kiek man dar reikės save taisyti, ne į čatą, o į pokalbį internetu? Na, nepyk ant manęs. Stengiuosi kalbėti lietuviškai. Regis, į čatą netelpa. Bet vis vien noriu, kad kaip nors pamatytum tuos gražius iliustruotus linkėjimus. Ai, sugalvojau, atnešiu tau juos įkėlęs į flešą. Nebegaliu taip nei į flešą, o į atmintuką. Nebeskambink man daugiau. Viso gero. Tad ačiū visi mėly žiūrovai, pasiekėme filmą pabaigą, tikiuosi, kad jums patiko, išmokote ko nors naujo ir gražaus bei gero. Linkime gerų likusių mokslo metų ir dėkojame už dėmesį. Viso gero, pasimatysime kitą šeštadienį, ko gero.